Lietuviškos muzikos laidoje kalbuosi su atlikėja Mija. Labą dieną, Mija. Sveiki. Labai malonu, pirmą kartą kalbamės šioje radijo stotyje, tavo balsas čia eteryje ir labai smagu girdėti ne tik dainas, bet dabar jau ir balsą čia gyvai. Tai mano visų pirma toks klausimas būtų, kiek jau metų esate scenoje? Tai galiu pasakyti, kad oficialiai jau kaip Mija esu scenoje beveik 20 metų. Tai jau sakyčiau tikrai daug. Tikrai turinti patirties atlikėja. Taip, ir... Taip. O kodėl Mija? Kodėl toks pseudonimas? Žinokit, nėra labai kažkokios įspūdingos istorijos, kodėl Mija. Tiesiog tais laikais, kada aš pradėjau dainuoti, tai tiesiog reikėjo turėti slapyvardį ir, tiesiog kažkaip iškilo šitas vardas man prieš akis. Ir žodžiu, nes iš italų kalbos Mija reiškia sava mama, tai aš pagalvojau, kad iš tikrųjų tuo metu ir ne tik tuo metu ir dabar aš išlikau tokia pati, kaip sakau, savekė visiems. O kaip pasakytumėt, tokį klausimą yra Rimas Šapauskas pasakęs, didžėjum reikia gimti, o kaip pasakytumėt, ar irgi dainininkė reikia gimti, ar bet kas gali dainuoti? Kaip jūs pasakytumėte? Bet aš manau, kad tikrai negali dainuoti. Namuose visi gali dainuoti. Visi, duše, ar ne? Dainuoti, dainuoti tikrai gali visi, bet manau, kad į profesionalią sceną eiti tikrai gali ne visi ir akivaizdu pas mus tikrai yra pavyzdžių, ar ne, kaip nereikėtų dainuoti, tikrai turim tokių Lietuvoj, bet tiesiog... Manau, kad jeigu žmogus be galo nori, tai kodėlgi ne? Tai žodžiu, turi būti ir kažkokia gyslelė ir turbūt, kad kaip ir visur, ko gero, teisingai labai pasakėt, kad turi žmogus norėti. Jeigu bus noro, tai tada bus ir, kaip sakoma, tada galima kažko pasiekti, ar ne? Taip, yra ir galimybės tada atsiranda jo, jeigu yra noro. Aišku, labai gerai, jeigu dar yra ir kažkoks talentas, ar ne, tai... sakyčiau, kad mano akimi žiūrint, tai talentas turi būti svarbiausia. Po to visą kitą eina noras, siekiamybė ir visa kita puokštė iš paskos. O kaip žinia, esat ir laidų vedėja, tai man dabar norisi paklausyti tokio dalyko, o kaip laidų vedėja tapot, kaip viskas irgi pakrypo taip, kad ir dainininkė esat ir taip pat gerai vedat laidas, tai kaip taip atsitiko? Na, iš tiesų, aš manau, kad čia mano vaikystės viskas yra, nes aš kiek save prisimenu, tai aš tikrai visada dainuodavau, lankiau visokius ten būrelius mokyklai, buvau priversta lankyti, nes manie kažką tai matė mokytoja įžvelgė, ko aš pati tikrai dar tada neižvelgiau ir nesupratau, tiesiog man tai labai patiko. Aš nuo 5 metų pati kuriu dainas sau, ar ne? Tiesiog, ką matydavau, tą apdainuodavau, ar ne? Oho, tai netgi nuo 5 metų. Taip. O televizijos laidos, tai žinot, aš kai buvau mažytė, aš prieš veidrodį, kai visi žaisdavo ten namais ar dar kažko, tai aš žaisdavau viena ir skaitydavau pranešimus, tai būdavo dažniausiai pranešimai... panoraminiai tokie pranešimai, žinot, man žinių pranešėja būdavau visą laiką tokia. Tai žinių pranešėja aš niekada netapau ir turbūt jau netapsiu, bet visa kita tai tikrai man nebuvo svetima, man labai tai patinka ir tiesiog aš, kai tą darau, aš tiesiog pagyvenu. Tai čia jau tikrai, manyčiau, talentas, nes aš taip padarydavau 12 metų ir rašinėdavau balsą į audio kasetes ir įsivaizduodavau, kad dirbau radijui. 15 metų nuėjau ir patekau į tą radijo stotį. Pamenu, Panevėžyje dar. Fantastika, jūs tikrai esate talentas. Tai kaip ir jūs, iš tikrųjų, ir smagu, kad tiek metų esate scenoje. Ir dabar buvom čia ir Facebook'e paskelbę, kad klausytojai gali klausti įvairių klausimų. Tai klausimas buvo pagrindinis, kur buvo dingusi, kodėl tokia buvo pertrauka, nes aš pasižiūrėjau dabar iš tikrųjų, prieš metus maždaug buvo daina Nuodai, ar ne? Taip. Daug maž, tai turbūt reikia ir tų pertraukų kartais, ar ne?
Per šituos metus, tai žinokit, turėjau tikrai labai daug darbo ir aš šiaip iš tikrųjų galbūt buvau dingusi iš radijo, bet tikrai nebuvau dingusi iš studijų. Turiuomenį studijas tas, kuriuose įrašinėjamas dainos, aš toliau kūriau ir toliau dirbau įrašinėjau ir tikrai dabar dar ne viena daina jau yra įrašyta ir laukia savo eilės išleidimui, tai dabar tiesiog, kai užbombinsiu radiją. O, tai dabar jau metų nereiks laukti, reiškia, aš taip supratau, ar ne? Ne, tikrai nereikės. Ir dabar irgi, sėdime prie kalėdinės dainos, baigiama padaryti, tai tikrai sulauksite dar šiais metais ir kitais metais, kitų metų pradžioje dar vienas mano dainos. Aha, o dabar noriu paklausti truputėlį apie koncertus, kaip yra su koncertais. Artėja tas kalėdinis metas, ar planuose yra kažkokie koncertai? Be abejo, visada yra koncertai, dažniausiai tai yra privatus koncertai. Vasarą be galo daug dirbau, vasarą dirbau ne privačiuose koncertuose, dirbau Palangoje, Pajūryje, žodžiu. Tai tikrai koncertų stygimui negaliu skųstis, tikrai vyksta darbas ir net ne praeiti, o šitie metai buvo tikrai labai darbingi, kas liečia koncertinę veiklą, tai galbūt ir dėl tos priežasties vis strigo man ten tos dainos, kurios neateidavo niekaip iki radijo. Mhm. O dabar, pavyzdžiui, kurį atsisakėte jau pakankamai tikrai seniai, nuo 5 metų, kaip išsiaiškinom, tai aš norėjau paklausti, kas įkvėpė kurti ir galbūt, pavyzdžiui, esu kalbinęs, pamenu, Paulių Stalionį, tai jisai sakė, kad važiuodamas, netgi matydamas kažkokius vaizdus, jam tekstai gimsta, o kaip jum ir kada kūrėsi dažniausiai, daug kas sako, pavyzdžiui, naktį, ar čia tiesa? Ar ir jums taip pat? Tiesa, kažkodėl tai mūsų dainininkų kūrėjų, ar ne, kažkaip tai tekstai ir muzika ateina naktį kažkodėl. Pas mane irgi lygiai taip pat, aš, pavyzdžiui, galiu iki 6 ryto kurti ir kas įdomiausia, kad, pavyzdžiui, jeigu aš kuriu 2 dienas, nes būna, kad 2 dienas tau ateina tas įkvėpimas ir tu negali sustoti kurti, tai aišku, pamėgi be abejonės, bet esmė yra tame, kad aš praktiškai galiu nevalgyti. Tai tas labai įdomu yra, nes aš tiek užsivežu tą muziką, tą kūrybą, kad praktiškai maisto net nebereikia. Tai labai šitas įdomus momentas yra. Bet šiaip jo, dažniausiai naktį vyksta kūryba, kodėl taip yra, nežinau, galbūt ta atmosfera tokia intimesnė pasidaro, galbūt kažkas kito, bet tiesiog man, pavyzdžiui, būtinai turi būti vienatvė, nes aš negaliu kurti, kai yra dar kažkas namuose ar kažkas kambaryje ir blaško mano dėmesį, nes atrodo, kad tu kažkur iškeliauji, turiuomenį, tavo mintis kažkur tai išeina ir toks jautiesi kaip ne tu. Nu, žodžiu, turi niekas neblaškyti dėmesio, reikia susikaupti, ar ne? Būtinai. O kokią muziką mėgstat? Yra kažkoks galbūt ypatingas ar užsienio atlikėjas ir panašiai? Žinot, aš muziką mėgstu ir myliu visokią, nes nėra kažkokio vieno žanro, kuris man patiktų ir vienintelis atlikėjas, kuris man patiktų. Vaikystėje tai man labai patikdavo Celine Dion, tai yra paauglystėje, ne vaikystėje. Tai Celine Dion man visada buvo numeris 1, tada aišku Whitney Houston, kurios jau nebėra. Bet šiaip iš esmės, kai pradėjau vis labiau gilintis į muziką paauglystėje, tai tikrai atradau labai daug gražių dainų ir labai gerų atlikėjų. Tai tikrai vieno neįvardinčiau, Beyoncé be abejonės šių laikų, ar ne, kad ir ta pati Dua Lipa turi savotišką labai balso tembrą. Tai Weekendas, ar ne, irgi yra nuostabus atlikėjas. Tai yra be galo daug, galėčiau čia vardinti ir tuos, kuriuos išvardinau, tai nereiškia, kad jie yra geresni už kažkokius, tarkim, kitus, patys Samą Smithą ir ten taip toliau, ar ne? Tai žodžiu, tiesiog muzika, jinai arba tau limpa daina, ar ne, įkrenta į širdį arba ne, tiesiog, bet kiekvieną muziką gerai paklausius, aš manau, kiekvieną dainą gerai įsiklausius, gali atrasti dalelę savęs joje. O norėjau paklausti,
kur atostogaujat, vat, kaip leidžiat laisvalaikį atostogas, nes vis tiek, aš manau, ateina tas metas kiekvienam iš mūsų, ar ne, kad norim tiesiog atsikvėpti ir nuo kūrybos, ir nuo visų darbų ir panašiai. Kokios tos idealios atostogos, galbūt, va taip paklausiu? Mano pačios idealiausias atostogas yra Prancūzijoje. Aš beprotiškai myliu Prancūziją, Prancūzijos rivjerą, ar ne, žydrąją pakrantę, tai tiesiog ten aš visada važiuoju kaip namojau ir labai gerai jaučiuosi, o šiais metais tikrai turėjau tik tai savaitę laiko atostogų, tokių, kur galėjau tikrai pailsėti labai, labai, labai ramiai ir pasirinkau šiais metais Turkiją ir labai nusivyliau iš tikrųjų, nes ne mano ten jau, labai seniai nebuvau ir kai nuvažiavau kažkaip jau supratau, kad ne mano. O kodėl? Kas nepatinko, pavyzdžiui? Nežinau, gal ir mano būdas jau kažkiek yra pasikeitęs. Tiesiog labiau mėgstu tokį, sakyčiau, poilsį, ne tai kad aktyvų, bet mėgstu nuvažiuoti, pamatyti, pakeliauti. Pavyzdžiui, man Prancūzija yra be galo graži ir turime nei Prancūzijos tą rivjerą, Nica, Kanai, Monakas ir ne, visi tie kalnai. Ir apskritai man labai patinka keliauti su mašina, nes mes labai dažnai, jeigu jau važiuojame į Prancūziją, tai važiuojame mašina. Tai visas tas kelias nuo Lietuvos iki Prancūzijos yra beprotiškai gražus. Tu pamatai tai, ko niekada nepamatytum skrisdamas lėktuvu. Tai mes be galo mėgstam keliauti automobiliu ir tiesiog, aišku, tai yra varginanti kelionė, kol tu nuvažiuoji, tai 3 paros beveik, 2-3 paros, žiūrint kaip važiuoja, aišku. Tai arba 2 arba 3 paros keliauja iki tos Prancūzijos, tai yra varginanti kelionė, bet to pačiu tu jauti tą tokį neapsakomai gerą jausmą, kai tu matai tos kalnus, kai tu pravažiuoji, kai tu matai tą visą gamtos grožį. Aš beprotiškai dievinu kalnus, tai tiesiog ta kelionė visą laiką būna jinai kažkuo įsimintina, nesvarbu, kad mes ten jau gal 5 kartus važiavom mašiną to keliu, bet kiekvieną kartą tu pamatai vis kažką naujo. Tai va. Na va, tai iš ties, ir aš net užsisvajau čia apie tas atostogas, kurios dar labai labai toli ir man. Bet atostogos tikrai nuostabus dalykas. O dabar jau norėčiau, kad papasakotumėt truputėlį plačiau mūsų klausytojams apie naują dainą, kurią visai netrukus aš pagrosiu čia radio stoties eteryje. Taigi, nauja daina, kurią galite dabar ir pristatyti. Mano nauja daina vadinasi Nuplaus. Ir šitą dainą iš tiesų parašė mano labai geras draugas, bičiulis ir mano ilgametis bendražygis, tai yra Stano. Jis tiesiog vieną dieną man atsiuntė tekstą, melodiją. Jis sako, Miežek, aš tau parašiau dainą apie tave, apie tavo gyvenimą. Ir žinot, aš kai išgirdau pirmus žodžius, man tapo viskas labai labai aišku. Iš tiesų, tai manau, kad kiekvienas mes esame iš tikro galime mes iš tikro pritaikyti šitą dainą sau, nes kiekvienas esame išgyvenę nevykusius santykius ir kai kada labai sunkiai išgyvename ar ne tos nevykusius santykius. Tai va, tai tą dainą tiesiog, kai išgirdau, supratau, kad aš noriu šito teksto, noriu šitos melodijos ir tada dalyko, mes tuo metu kaip tik įrašinėjome dainą su Edgaru Lubiu, ar ne, daina Nuodai. Tai tiesiog, aš tiesiog sakau, Edgarai, žiūrėk, ar tu galėtum kažką sukonstruoti iš šitos dainos, na, tarkim, ar ne, aš ten pabandžiau papasakoti savo viziją, kaip aš įsivaizduoju muziką, kokia jinai turėtų skambėti, kokia turėtų būti aranžuotė. Ir tiesiog mes Edgaru pabandėme perdaryti Stano jau padarytą, ar ne, dainą, Edgaras dar rašė tam tekstą. Antrą posmelį, tai žinot, aš kai išgirdau ir supratau, kad tai yra tai, ką aš noriu girdėti, tai, ką aš noriu perteikti savo klausytojams, padrąsinti savo klausytoją, nes šita daina būtent yra apie tai, kad nesvarbu, kokiuose santykiuose tu esi, niekada neužmiršk, kad gali
gyventi geriau, išeiti iš tų santykių ir kad tu apskritai esi žmogus, kuris yra sukurtas meilė. Kiekvienas mes esame sukurtas iš meilės ir meilė. Ir netgi po nepavykusių santykių, aš manau, kad vienintelio dalyko, ko labiausiai reikia žmogui, tai meilės ir laiko. Ir viskas dažniausiai atsistoja savo vietas. Kaip yra sakoma, po nakties ateina diena, po tamsos ateina šviesa. Taip, tai iš tikrųjų labai ačiū už pokalbį, tikrai labai buvo smagu pasikalbėti eteryje, aš dabar jau paspausiu mygtuką ir pagrosiu naują dainą Nuplaus čia tavo balso klausytojams. Ačiū Mija, sėkmės koncertuose, sėkmės kūryboje ir visame asmeninėme gyvenime. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū Jums, gero klausimo. Iki. Iki. Aš klydau, keičiausi, tu bandai būt kiečiausiu. Aš sakiau debesų, tu patojai balsu. Šiandien aš nebe ta, kur tavo vieta. Iš manęs tu juokeis, kai sakiau pasikeisk. Viskas, ko reikia, meilės ir laiko. Tūkstančius kartų buvau išduota, nors tikiu tik savim ir nebelaukiu, kol išvysiu tave už tūzino kaukių. Aš dabar jau rimta ir pripažįstu, kad kažkur manyje yra mergaitė, kuri myli ir klysta. Tavo balsas. Informacija ir muzika tau bei tavo draugams.